kaip Pušėjus nemirtingasis. Я одинокий бродяга, Людмила Казанова, вечный любовник, вечный злодей. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Jis buvo stiprus vyras, nes kasdien ryte darydavo mankštą. Susimastydavo jis apie savo dalį nelengvą. Išsitraukė jis iš kišenės savo litonus ir kaimo mergas žiūrėti pradėjo. Šoka basos, raganaitės, trypės mažos velniai. Ir pamatė jis ateinančią princesę. Pasakiško grožio, didelių akių, buvo jį pačiausia iš pačių. Kai jūs tada aš pamačiau, staiga nuo meilės ir palpau, jūs buvot perlas tamsoje. Ir dėjimam tik karūną tau, padovanoti solepiau, sudegęs geismo džiaugsmoje. Princesės, atsikrutant vieną kelią, paėmė jos rankas. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Atsistojo Ivanas, kas staiga lyg lietus iš giedro dangaus, pasirodė jis Pušėjus nemirtingasis. Neišsigando Ivanas, ištraukė savo Tvarkos ir teisingumo partijos nario pažymėjimą ir pradėjo su juo šokti. Kadangi Pušėjus buvo nepartinis ir neturėjo ką parodyti, tai jisai pabandė suvilioti princesę šokti. Bet šansų jis turėjo nulis, nes nepartinis buvo jis. Pušėjus visą tai suprato, todėl išėjo pats. Порой бывает так, что вас не ждали, а вы вдруг до нежданчика пришли. Беги, брат, пока тебе не дали, беги, братан, пока не замели. Princesė liko sužavėta Ivano jėga ir drąsa, todėl šokti aplink pradėjo. Ivanas irgi neprastesnis, šokėjas buvo nuo mažens, todėl ir jis save parodė.
какие. Сказал мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Сказала мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Встреча кажа Ивана Сувилева принцесса. И стоит идти к вопросу песен партии. Tada jie apsižemė ir sėkmingai kartu šoko politikos scenoje. Bravo!